Labą dieną. Tai žiūrite šį video greičiausiai dėl to, nes kažkas jūs užkabino, kažkas jūs užtrigerino ar dar kitaip pritraukė jūsų dėmesį. Ir šiandien čia mes esame kartu su Mariumi Germanu ir aš Karolis Stasiūnas. Ir šiandien mes sėdam į karštas kėdes vienas priešais kitą. Ir, kaip sakant, tyrinėjame vienas kito požiūrį ir pažindinamės netgi vienas su kitu dar ir dar kartelį. Tad gero žiūrėjimo, žodis Mariui ir jeigu turite klausimų, komentarai ar e-mailas tiesioginės žinutės, viskas yra descriptionuose, tad laukiame jūsų. Labas vakaras, dėkoju, kad prisijungėt. Jeigu žiūrit šitą video, tai turėtumėt būti pakankamai nurauti, nes kaip tik su Karoliu kalbėjau, kad tokį kontentą, kur klausimas, atsakymas plus skirtingos temos, tikrai su galva žmogui turi būti ne kažką, kad žiūrėt, bet mes puikiai suprantame, kad pasaulyje turime labai įvairių žmonių ir kas tinka vieniems, netinka kitiems ir vice versa. Todėl šiandien pradėsime klausimų ir atsakymų susišaudimą. Duosiu Karoliui pirmą šūvį. Tai pirmą klausimą nori tu gauti iš manęs, Taip. Ok. Mariau, tai kaip manai dabar, ar iš tikrųjų yra karjerinis skirtumas tarp vyro ir moters? Geras klausimas. Ar yra karjerinis skirtumas? Yra, nes aš taip pažiūrėsiu per vyrišką, moterišką energiją, tai paėmus vyrišką energiją, jinai dažniausiai tai daro išorėje, tai yra išorinis pasaulis, tai yra verslas, tai yra žmonės, savo rato būrimas, savo darbuotojų, savo darbo vietos, jos prižiūrėjimas, kur moteriška energija yra labiau apie namų jaukumą, apie karjerą namuose, tarp vaikų, tarp šeimos, giminių ir per rūpestį ten. Tai šiandien toks atsakymas. Čia stipriai, Mariau, čia stipriai. Tai žinai, kai dabartinės tendencijos tokios, tai turėsime tikrai ne vieną klausimą ir ne vieną atsiliepimą į šitą būtent požiūrį, tačiau ar ne to mes siekime. Tad dalinkite savo klausimais ir savo nuomonėmis. Mariau, klausimas tau. Kokios 3 pagrindinės priežastys žmonės atvaro rinktis tave kaip coacherį, tave kaip žmogų, kuris tvarko jų verslą? Tai pirma priežastis būtų jų pačių pasimetimas tarp sprendimų priiminėjimo su lengvumu ar baime. Tai čia pirmas būtų, tai sprendimų priiminėjimas. Antras būtų, kai jiems trūksta idėjinės gyvybės. Tai daugiausiai tas jausmas susiformuoja iš to, kad nežino, kur esą ir kur eina. Ir trečias momentas yra, kai ieško drąsos ir smalsumo. Aš kadangi dirbu su tavimi, dar vieną pridėsiu, kai žmonės pamiršta, dėl ko daro tai, ką daro. Nes tada pradeda viskas birėti į šalis padaliam. Taip, iš tikrųjų tai taip. Prašom, Karoli. Ok, tai vienas iš svarbiausių, kadangi uždavei klausimą apie verslą, tai vienas iš svarbiausių dalykų versle, tai yra santykiai. Ir kaip mano verslo partneris, komandos narys, taipogi puikus treneris, Mariau, tu atlieki svarbią funkciją mūsų projektuose, ne? Tai yra būtent santykių tema. Tai pasakyk man tą vieną dalyką, patį svarbiausią dalyką verslo santykių kūrimui. Turėti Karolį šalia savęs. O jeigu dabar be Karolio? Yra labai reikalinga kažkas, pirmiausia, dėl ko tai darai. Taip. Ir kam tau to reikia. Tai jeigu tikslas ar verslo kūrimas kyla dėl to, kad sugalvojau pinigų užsidirbti, tačiau pinigai nėra vertybė, tai toli nevažiuos. Yra žmonės, kurie natūraliai gimsta, ne tai, kad gimsta, bet jiems per gyvenimą susiformuoja vertybės, kur pinigai tampa toks dalykas, kuris juos veža ir juos įkvepia judėti į priekį. Tai tie žmonės patys gali tai padaryti, tačiau kitiems žmonėms reikia surasti, kodėl jiems tas verslas. Ar tai yra šeima noriu pasirūpinti, ar tai noriu finansinės laisvės, surasti savo, kodėl aš to noriu ir ką man to reikia, nes susidūrus su problemomis reikės turėti iš tos atsakymus. Intencijos grynumas, aš taip išgirdau. Taip, labai teisingai vardinai.
O, intencijos grynumas. Sounds amazing. Puiku, važiuojam. Kaip svarbu versle teisingas networkas? Lietuviškai, kaip čia lietuviškai būtų? Lietuviai supras. Teisingas networkas. Tinklas, žmonių tinklas aplinkui tave, taip? Pažįstamų ratų. Tai aš manau, kad nebūna neteisingo networko, tai būna toks networkas, kokiam esi pasiruošęs ir kokį susikūrei savo. Tai jeigu jautiesi, kad tavo networkas yra neteisingas, sakykime, tai, greičiausiai dar teks su tuo networku pabūti, nes dar ko neišmokai. Dėl to, kad tam momentui jisai tau yra labai teisingas ir tave moko, net jeigu jisai moko tave jau tą networką pakeisti ir paleisti, tai yra taipogi pamoka. Tad kiekvienas networkas teisingas, tai yra tai, ko jūs užsitarnavote patį savo. Dar vienas tada klausimas prie šito. Kaip tu manai greičiausias būdas pakeisti savo networką? Išeiti į kitą pusę. Praplėsk. Jeigu eini visada į parką pasivaikščioti, tai dabar eik į miestą. Ok, dar praplėsk. Aš suprantu, ką tu sakai, tiesiog praplėsk dar. Žinai, kai kiekvieną dieną atsikeli, tavo networkas, žmonės aplinkui tave, visos situacijos, kurias tu gauni, yra tavo vidinio pasaulio atspindys. Tai dabar, jeigu tau tas atspindys, kurį tu matai, sakykime, priešai save nepatinka, tu apsisuk ir eini į kitą pusę. Taip. Ta prasme jo, ir tau duos situacijas, kurios vis tiek ten buvo, tiesiog kitais kampais tu jas persidirbsi. Tačiau jeigu tau kažkas nepatinka, tu imi ir padarai pokytį. Ta prasme, elementarus dalykas, kur, kiekvieną dieną tu turi nustatyti savo mintis, savo dėmesį į tai, ką tu darai dabar. Tai yra rekalibravimas kiekviename žingsnėje. Tad tiesiog keep going. Puikiai. Mariau, tai aš tada norėčiau grįžti prie pirmo klausimo, nes tu taip sužaidai dabar iškart vieną po kito klausimo, tai aš irgi norėjau tai padaryti, tik tai kažkaip palikau tą vieną klausimą, vieną atsakymą. Tai dabar sakai, kad yra labai didelis skirtumas tarp vyrų karjeros ir moterų karjeros, ne? Ta prasme, ar tu manai, kad karjerų pats principas, kad mums reikia lygintis karjeros, paimkim naftos dabar gręžinius ir, sakykim, statybas ir paimkime, sakykim, kažkokį tais dizainerio darbą, paimkime dar kažkokį tais, nežinau, architektūros ten principai, kažkas panašu, bet tai nėra, nereikia tampyti vamzdžio, kuris sveria ten 150 kg ar panašiai. Ten gal ir jiem daug nereikia pritampyti, yra mechanizmai, įranga ir taip toliau. Tačiau principą, manau, supratai ir tu, ir tie, kas klauso. Ok, aš klausimą nelabai supratau. Tarsi, koks skirtumas, ar renkasi, Koks iš tikrųjų, koks skirtumas? Kodėl moteris, sakykime, negali rinktis tokios karjeros? Jinai gali, kodėl tu manai, kad jinai, ta prasme, sukurta kitai karjerai? Čia yra labai įdomus, iš tikrųjų, klausiau kaip tik podcastą apie tai, kas vyksta su vaikais. Ta prasme, vaikais iki 2 metų, jeigu neklystu. Tai yra, jeigu jie yra paliekami mamos, pavyzdžiui, jeigu mergaitės yra paliekamos mamos ir jos yra vaikiškoje lovytėje su aptvarais, su tvorom, nežinau, ką jos daro, jos dažniausiai atsisėda ir verkia. Berniukai tuo metu galvoja, kaip tai išspręsti. Tai yra, lipa per viršų, pasiims ką nors rakalios, galais praplės, pralaužt, perlipt. Tai yra išspręsti problemą. Tai yra 2 esminiai dalykai, kuo skiriasi vyrai ir moteris, eidami per, tai yra vyriška ir moteriška energija, einant per gyvenimą. Dėl to natūraliai moteris renkasi kažkur, kur galima pasirūpinti būna, o vyrai eina iš namų tam, kad parvilktų tą mamutą. Tai, kad pasikeitė mamuto forma ir mamutas įkrenta į sąskaitą Švedbanko ar ten SEB banko ar kito banko, tai nereiškia, kad tai ne mamutas, tai tiesiog mamuto forma pasikeitė. Ir dažniausiai susikūrus tokias sąlygas, kur vyras gali išorėje, tai yra išėjęs iš namų pasirūpinti namais, o moteris namais gali pasirūpinti ir jie atskirai yra puikus ir tuomet dalinasi sugrįžę į namus, tai labai puikiai veikiantis modelis. Tai nereiškia, kad tai visiems veikia. Tikrai kiekvienas turi atrasti savo. Ok, tai girdžiu tokį elementą, jog apie tai, ką tu kalbi, kaip tu atsakai mano klausimą, tai tu žiūri iš tokios biologinės, metafizinės pusės,
kur būtent kalbame apie energijos polius, vyriško, moteriško tipo energiją, kas yra, Taip. na, būtent prigimtinis, kaip sakyt, prigimtinė dalis mūsų fiziologijos, taip? Tai sakydamas, tu remi savo nuomonę. Ok, ačiū tau, Mariau, tikrai ačiū tau. Dabar klausimas tau, Karoli. Kodėl manai, kad žmonės turi rinktis tave kaip coacherį? Kokios priežastys yra pasirinkti tave? Iš tikrųjų, kodėl jie turėtų rinktis mane, aš manau, kad aš nežinau, ar jie turėtų rinktis mane, ar iš viso jie turi rinktis. Žinai, žmonės, kurie atėjo pas mane, jie atėjo tinkamų metų savo gyvenime. Ir tie, kurie stebi mane, kurie žiūri mano kontentą, žinai, kurie mane galbūt, tie, kurie mane atsimena iš seniau, jie yra puikiausias matavimo vienetas, jeigu jie iš tikrųjų mane bent kažkiek stebėjo. Tai ta pati transformacija gyvenimo, kurią pasirinkau praeiti aš, kurią suteikė man galimybę šį visą tą praeiti ir pasidalinti dabar su jumis tokiam įdomiam video, tai neturi rėmo. Kiekvienas žmogus yra savo gyvenimo momente, kur jisai pasiruošęs padaryti flip, kuris pasiruošęs mesti monetą, kad jinai atsisuktų tą pusę, kurią visą gyvenimą jisai ruošiasi, kaip sakyti, gyventi, patirti, pamatyti, pajausti ir padaryti. Ne? Tai šitas momentas ir yra žmogaus gyvenime, kur jisai ir parodo, kad jam laikas dirbti su manimi, jeigu jisai yra tame momente. Ne? Tai čia didžiausias akceleratorius. O šiaip niekas neturėtų nieko, nei vienam iš mūsų, tai yra tiesiog mes atsidurėjome vieni kitiems tinkamų laikų, tinkamų vietų. Tai mane juokas pradžioj paėmė, nes aš tą patį galvojau, prieš mūsų video galvojau, užklausiu šitą klausimą ir pats savo uždaviau šitą klausimą, tai kodėl žmonės turėtų mane rinktis. Nėra taip, kad jie mane turėtų rinktis, tiesiog jie pamato mane, išgirsta mane ir prisimena mane tada, kai jiems laikas pereiti savo etapą su ta informacija, kurią aš galiu jiems perteikti. Taip. Tai Mariau, kaip tik klausimas tada tau, kodėl, sakykime, dabar, žinai, santykių industrija labai paremta yra ten problemų sprendimų, naujo partnerio suradimų ir panašiai. O dabar klausimas būtų, žinai, aš šeimos vyras esu, aš visą gyvenimą augau, kaip sakyt, su šeimos vertybėmis ir man asmeniškai yra svarbu, tai kodėl kažkas, kas norėtų išpuoselėti savo šeimą, kas norėtų dar labiau pakelti tą intimumą, tą artumą, tą kolektyvumą šeimos, kodėl jie turėtų rinktis tave? Vat būtent šis segmentas žmonių. Šis segmentas, kuris turi šeimos vertybės. Taip, tie, kurie turi šeimos vertybės, tie, kurie turi santykius, kurie komunikuoja, kurie auga, tačiau jie mato galimybę sukurti daugiau vertės, sukurti aiškesnį, grinesnį palikimą. Kodėl jie turėtų dirbti su tavimi? Čia labai puikus klausimas ir aš jį turėjau garbės išgyventi su keletas iš savo klientų, kai klientas pas mane ateina ir pradeda uždavinėti klausimus, nuo kurių net saldu darosi. Koks yra nuostabus santykis, kur žmogus problemą kelia ne dėl to, kad šakės jau santykiams, o dėl to, kad yra taip gražu, kad supranta, kad kažkas stringa. Toks tiesiog atrodo, kaip kalbėjom apie tai, kad reikia pasikalibruoti, reikia, atrodo, biškį pasiderinti, nes kažką ne taip sakau. Atrodo, santykis puikus, mane girdi, jaučiuosi mylima, bet kai kalbuosi ar kažką darom, yra kažkokie trikdžiai, toks lyg dantratis, žinai, užstrigęs. Ir tada reikia kažkokio žmogaus, kuris iš šono gali tiesiog, žiūrėk, o jeigu mes tai padarom, ir toks tiesiog paprastas pasukimas, šviežias žvilgsnis iš šono, kuris mato situaciją plačiau, galbūt keletą jų variantų tos situacijos yra matęs, porą sakinių 1 valandą pokalbio pakeičia taip. Ta prasme, ir yra labai gražu, kai ateina žmonės ne dėl to, kad jau šakės, pipiets, skyrybos, o dėl to, kad yra labai gražu ir noriu, kad liktų taip gražu arba dar gražiau. Ir mes visi prieinam tam tikrus savo ribotumus, kuriems pereiti reikalingi žmonės, kurie juos perėjo ir gali mus pamokinti, kaip mums tai padaryti. Taip, tikrai puikiai atsakyta. Gerai, Karoli, tada kokių pokyčių žmonės gali tikėtis, kai ateina pas tave su verslo problemomis?
Kokių pokyčių? Pabandyk neišsiplečiant. Jo, tai iš tikrųjų pokytis yra labai individualus. Pas kažką, kas ateina su problemomis komandoje, sakykime, prastas produktyvumas, pakilęs stresas, įtampa, sakykime, silo, tai komunikacijos trūkumas darbo aplinkoje, automatiškai išeina su kur kas aktyvesne, skaidresne ir labiau savimi pasitikinčia komanda. Jeigu kažkas ateina, kam trūksta marketinginių idėjų ir kažkas siekia palikti braižą, savo prekinio ženklo, savo misijos, savo vizijos braižą klientų mintyse, mes paimame tą idėją ir mes ją paskirstome į tokius būdus, kurie atneša tą idėją priešais tikslinius žmonės, tikslinius klientus. Tai, kaip sakyt, verslininkas atėjęs šitų dalykų gali gauti šitus dalykus, tačiau aš pristatau visuomet asmeninę transformaciją, verslo transformaciją ir įtakos transformaciją, dėl to, kad aš viską žiūriu per šias 3 prizmes. Tai, kas vyksta su tavimi, vyksta tavo išorėje. Tad tobulėdamas tu tobulėjai ir išorėje, savo gyvenime. Tad tiek versle, tiek gyvenime. Tad transformacija yra pilna. Tiek ir santykiuose, labai puikiai. Būtent visa aplinka. Dėl to ir dirbame su Mariumi. Tai, Mariau, žinai, mes apie coachingą, o gal iš tikrųjų šaunam į tokius kraštus, kur, kaip sakyt, mes esame LDK Global bendruomenės bendrakūrėjai. Ir visas šitas judėjimas, ką mes kūrėme, visa šita bendruomenė Lietuvoje yra iš tikrųjų labai perspektyvus modulis, su kuriuo mes dabar dirbame. Kaip mes žiūrime iš skirtingų kampų ir kaip mes tai formuojame ir ką mes gauname iš to, tikrai yra nuostabus rezultatai. Žmonės daro pokytį, žmonės stengiasi, dalyvauja ir nori būti to dalimi. Kuo daugiau gali reikėti, kad pamatuoti rezultatą. Teisingai. Ir dabar momentas yra tas, kad kurdami bendruomenę mes abu esame, sakykime, įsipareigoję prieš savo bendruomenę, prieš savo žmonės, prieš vienas kitą, nebijoti paaiškinti savo nuomonę ir nebijoti išsakyti savo nuomonę, bei drąsiai atsakyti. Dėl to mes ir praktikuojam tokias karštas kėdės, kur čia ir dabar atsakome ir parodome, kaip yra iš tikrųjų. Tai, žinai, dabar, jeigu tu ne prieš, aišku, pasukime bendruomenės kūrimo klausimais ir pabendraukime apie tai, nes dabar paimkime, kaip santykių treneris, tu žaidi tokią svarbią dalį visuomenėje, formuodamas komunikacinę grandinę, kaip visa tai formuojasi, ne? Sakykime, aš kaip bendruomenės ten įkūrėjas. Sekundė. Nukirpsi čia dalytę, ne? Viskas, Valera. Matei, šešėlis turėjo. Ir jeigu tu ne prieš, Mariau, tai norėčiau pajudėti su tavimi būtent bendruomenės kūrimo klausimais ir pasidalinti iš tikrųjų mūsų tam tikrais požiūriais, galbūt kaip mes žiūrime į augimą, kaip mes žiūrime į visuomeniškumo plėtojimą, į sąmoningumą. Tad tiesiog važiuojam tą linkme? Žinoma. Įdomiai, puiku. Tai gerai, tai Mariau, tuomet pirmą šitą klausimą tu jau man užduok. Tai tu užvedei temą. Jo, tai kaip ir prieš tai, tu pradėjai temą ir uždavei man šūdulį. Kodėl tau yra svarbu kurti bendruomenę? Nes tikiu, kad kolektyvumas yra dalis to, kas mes esame, dėl to gimstame vieni iš kitų ir daugiausiai progreso mes galime pamatyti bendruomenėse, kaimuose, kur žmonės sueidavo kartu, imperijos žmonės sueidavo kartu. Tad, manau, dėl to mes ir kūrime bendruomenę, nes tai yra dalis to, kas mes esame. Okay. Mariau, tai dabar kodėl tau, nes aš kiek žinau, tu dalyvavęs visokiose vyrų bendruomenėse, susibūrimuose ir panašiai, kodėl tau visuomet buvo svarbi bendruomenė? Nebuvo jinai man visuomet svarbi. Atėjo laikas tiesiog gyvenime, kai jaučiau, kad trūksta vyriškos skulptūros, kaip čia pavadinti, vyriško autoriteto gyvenime, kur galėčiau praleisti laiką
blaiviai su vyrais kalbant ne apie orą, o apie tai, kas iš tikrųjų svarbu, apie santykius, apie tai, kaip jaučiuosi, apie darbą, nes iš tikrųjų, kai teko gyventi Londone ir Lietuvoje, manau, kad pakankamai plačiai yra paplitęs ir vis dar dabar naudojamas požiūris, kad vyrai tiesiog kaip dantratis, kuris provaidina, kuris pasirūpina, kuris turi rūpintis, o kaip jisai jaučiasi, kodėl jisai geria ar negeria, ar kodėl jam rūpi kažkas kito, nelabai kažkas kalba. Tai tiesiog priejau tokį momentą, kai gyvenau Kretingoje, trūko bendraminčių kažkokio rato, norėjosi bendrauti su žmonėm ir buvau pakviestas. Ir iš tikrųjų labai įdomus momentas, kad nuėjus į vyrišką susitikimą, iš jo išėjus, aš toks, kodėl aš noriu grįžti, nežinau. Žinau, kad noriu grįžti, bet ar galiu pasakyti dėl ko? Prisimenu pirmą kartą, tai kad buvo apie tai, kad gal 22 vyrai be alkoholio sugeba sąmoningai bendrauti, be, žinai, be patyčių, tiesiog dalindamiesi, kuom gyvena. Ir toks jaučiausi kai kačiukas per galvą trenktas, nes Lietuvoje tai be alaus butelio, be baltos butelio, tai ten apie jausmus, nežinau, mano, sakykime, aplinkoje niekas nekalbėjo. Tai tokia pirma patirtis ir tai užkabino, pamačiau tame prasme ir man tai stipriai padėjo. Ir pastebėjau, kad praėjau savo etapą ir kai pabandžiau grįžti ten, tai nebuvo ta pati bendruomenė, bet pajaučiau, kad man to nebereikia. Tiesiog buvo etapas, kai man tai buvo labai svarbu. Kaip sakyti, atitarnavo tol, ko reikėjo, būtent toks segmentas bendruomenės, ko tau reikėjo. Jo, nes puikiai suprantam, kad mes turim visus atsakymus. Bet jeigu mes tų atsakymų negalim kartais, pavyzdžiui, negalim išsakyti savo artimiems žmonėms, ar iš vis negalim išsakyti. Neturim žmonių, kuriais pasitikėtume, kad galėtume kalbėti. Neturim žmonių, kuriems galėtume pasirodyti savimi, tai automatiškai mums reikia labai stiprios terapijos, nes mes vis labiau save spaudžiam, o tada toks atsiranda erdvė, kur tu saugiai gali bendrauti. Saugiai gali dalintis ir, nežinau, kaip tu, bet manau pritarsi, vien tada, kai tu pasakai, būna toks, kai šičia supranti galvoje dalykus, vienas, kai tai pasakai garsiai antras ir kai užrašai dar trečias. Tai man toks, kai užrašai, tai atrodo visas ratukas praeina, nes tada daeina, iš čia ir per akis ir į protą. Nes kai tik vienas toks, atrodo galvoj, supranti, bet to garsiai nepasakius, tai veikia truputį kitaip. Nes, sakykime, paveikslas iš 3 dalių, žinai. Tai toks, matau trečdalį paveikslo, suvokiu, bet ne iki galo. Kai pasakau garsiai, gaunu antrą dalį ir kai užsirašau tada trečią, okei, tai va šitiek svorio. Lygiai taip pat kaip ir mūsų pokalbiai, ta prasme, tiek ir mėnesių, ir metų, ta prasme, jau praėjo ir kuo toliau, tuo puikiau. Mes kiekvieną kartą mūsų pokalbiai mūsų augina. Dėl ko? Dėl to, kad mes juose išbūnam ir mes ne kartą apie tai kalbėjom, kad labai mažai kas išbūtų šituose pokalbiuose. Ir manau, kad reikės padaryti irgi kažkokį formatą, kur gal bus norinčių pasitreniruoti. Ne dėl to, kad, žinai, raumenis kas kietesnis, bet apie tai, kaip tai veikia, kaip tame jautiesi. Iš tikrųjų. Dėkui, Mariau, už tokį atsakymą. Pas mane klausimų neliko apie bendruomenės kūrimą. Aš galiu pasidalinti, dėl ko man smagu tai kurti, ką mes darom. Dėl to, kad galiu dalintis geriausiu, ką turiu. Ir kai matau, kad žmonėms tai naudinga, pavyzdžiui, ir su tavim bendraujant, ir šiaip su žmonėm bendraujant, man kartais atrodo, kad tai, ką aš turiu, oras kažkoks, tai nieko nėra. Kaip, ką, aš kaip ir, nėra apčiuopiamo. Užduodi klausimą ir kai aš atkreipiu dėmesį į savo energiją, kaip aš pradedu kalbėti apie klausimą, pavyzdžiui, užduoti klausimą, kokio dydžio ratas ir kiek ten oro reikia. Atsižiūrėk ant durelių. O santykiai, bendruomenė, bendravimas, žmonės, automatiškai tai mane uždega ir kai aš galiu tiesiog dalintis negalvodamas apie ką pagalvos, kaip pažiūrės, ar ten kaip mane priims ir matau, kad tai yra naudinga, tiesiog smagu dalintis ir tai žmonės irgi tai ir traukia ir 7 dienų iššūkis šis paskutinis tikrai puikiai, kiek 7 baigiam. Ir visi, ir man rodos, kad 7-6. Ir labai puikiai ir su šaltu.
Nu, kažkas tokio. Ir su šaltu vandeniu žmonės draugavo ir aš iš tikrųjų iš naujo susidraugavau su šaltu vandeniu, kadangi gyvenu skirtingose vietose per tą laikotarpį. Tai dabar į savo butą, vat, paskutinės porą dienų iššūkio, kai buvau atvažiavęs, pasileidau, o čia šitas šaltas, tipo, buvo momentas, kur, tipo, kai pajaučiau tą charakterį, žinai, šalto vandens, nes jau buvau pamiršęs, ką tai reiškia, ten Londone pasileidai šaltą vandenį, nu, jis toks. Nubėgau iki Kauno marių irgi jau jos iššilę. Ai, dar vienas momentas, kurio pamiršau pasidalinti, bet labai svarbus ir labai įdomus. Į Kauno marias įlindau ir galvoju, pabūsiu ramiai. Ir taip nurimau, toks kaip meditaciniai būsenai, ir priplaukė žuvyčių krūva, tų mažyčių. Ir žinai, kur būna, kur tipo nuo kojų valgo. Tai jos pradėjo mane bučiuoti, ar ką jos ten kibint pradėjo. Toks juokas paėmė, nėra gyvenime dar tokio dalyko buvo. Geras. Surezonavot vienoj kalboj. Taip, gaunas. Tai vat jų bendruomenė sugalvojo mane suvalgyti, kad jų bendruomenė išgyventų. Taip. Dalis ekosistemos. Nu, O tai, žiūrėk, turiu dar tada tokį klausimą. Tai kaip dabar pats galvoji, kaip, nu, esi tėvas, ne, ir kaip kokia tavo nuomonė yra apie, nu, šio metinę ankstyvo amžiaus grupių edukaciją, būtent, na, kaip sakyti, galbūt viešajam sektoriuje. Ir ta prasme, ką tu manai, jie galėtų integruoti į būtent švietimo sistemą, kad, na, kaip sakyt, vaikai gautų reikalingus įrankius? aš manau, kad tai yra kriminalinis nusikaltimas, tai vaikus edukuoti, kaip dabar edukuoja. Ir galėtų integruoti meditaciją. Vipašana, jeigu padarytų vaikišką pritaikytų, kosmosas kokį pasaulį turėtume po 15 metų. Va tai va. Klausimas toks, neturiu čia ką daug išsiplėsti. Ne, tai čia, ta prasme, tai kaip tu sudėlioji, tai daugiau ir nereikia plėstis, jau čia tiesiai, aiškiai, net internetą sutrūkčiojo. Tai va taip, manau. Puikiai. Karoli, koks būtų tikslas ar vizija LDK bendruomenės šių metų, kad tu sakytum, wow, nesitikėjau. Vat koks turėtų įvykis būti, ar renginys, ar kažkoks rezultatas, kurį būtų galima paskaičiuoti, kur tave nustebintų. Ta prasme, ką reiškia, koks yra tas nuostaba, turėjau omeny, kad čia būčiau šokę nuo to, kas įvyko? Ta prasme, kad apsidžiaugtum, kad tai įvyko. Ta prasme, kad nustebino, kad įmanoma tiek pasiekti su tuo, ką padarė. Na, kad mane nudžiugintų, tai kaip sakyt, dar vieną žmogų pamačiau, vat neseniai atsiliepimą paliko apie 7 dienų iššūkio padarytą naudą jam ir mane tai nudžiugino ir kažkaip niekuomet nesivaikiau skaičių ir skaičiai patys ateidavo. Tai kaip tą metaforą naudoju, pasižiūrėk už langų į medį ir paklaus, kas jam aiškina, kiek aug. O pabandyk pasakyti, kiek aug. Tai vat, nežinau, kas tai turėtų būti, kad mane nustebintų, nes pats žinai, kokio maksimalistinio, gal įvardinčiau tokio pobūdžio mąstymo modelis pas mane yra. Kur, ta prasme, vienas rankos paspaudimas, vienas susitikimas, viena žinutė, vienas skambutis, vienas įvykis, vienas žodis gali padaryti tikrai stulbinančius dalykus ir net sunku pamatuoti iš tikrųjų, kas tai galėtų būti. Tikrai. Aš žinok, jau einam į pabaigą, nes abudu turim planų. Ir aš iš tikrųjų turiu pasiūlymą, kad mes turėtume į savaitę kartą išeiti pusvalandukui, va taip pasimėtyt klausimais gyvai transliacijoje ir pasižiūrėti, ką galima toliau, kas iš to vyktų toliau. Aš manau, kad tai yra puikus pasiūlymas, Mariau, nes, žinai, tokiose vietose atsidurti yra naudinga labai mums patiems, nes mes kaip profesionalai turime augti patys iš savęs ir tik tais atsidūrę šitose situacijose, kur esame paklausami kažko, ko nebuvom paklausti, arba ko galbūt nesitikėjom, gal nesijautėm pasiruošę tam,
na, tai mus verčia augti, tobulėti ir žvelgti vidun. Taip. Tai laiką pasiplanuosim. Dėkui už tavo pokalbį, dėkui už klausimus Dėkui ir tau. atsakymus. Ir tada iki kitų kartų. Važiuojam. Viso. Čiau.